Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Laidoje žiūrėkite, kaip sekėsi vardinių medžių sodinimo ekskursija ekoparke. Kaip pakeisti transportą Indijoje. Naujas interviu su Jevgenijumi Petrovu. Negaiškime laiko ir einam prie pirmo įvykio. Kiekvienas svajoja palikti savo pėdsaką istorijoje, neišimtis ir SVC partneriai. Jie atvyko į Baltarusiją pasodinti medį akcijos O2 Terra metu. Ekoparko akvarel teritorijoje atsirado naujos kedrų, pušų ir eglių alėjos. Iš viso renginyje dalyvavo daugiau nei 200 žmonių. Ekskursijoje taip pat dalyvavo pirmosios O2 Terra gamyklos Ras El Haima statybų finansavimo partneriai. Garbės svečiai gavo pripažinimą ir įsimintinas dovanas. Indija laikoma perspektyviausių regionų masiniai styginio transporto integracijai į šalies transporto sistemą. Be to, 1,5 milijardo Indijos gyventojų irgi reikia daugelio prekių, kurias būtina pristatyti jūrą ir skirstyti po visą šalį, kad jos patektų į kiekvienus namus. Styginio krovininio ir keleivinio transporto tinklas susidoros su šia užduotimi. Pasirodė išskirtinis interviu su Jevgenijumi Petrovu, UST Incorporated generalinio direktoriaus pavaduotojų rinkodarai. Jevgenijus įveikė ypatingą kelią nuo specialisto iki vadovo, atsakingo už komercinį UST Incorporated projekto valdymą ir reklamą. Pokalbyje su laidų vedėju Ruslanu Bagirovu Jevgenijus pasidalijo savo styginio transporto plėtros viziją, projekto filosofiją ir papasakojo, kaip klostėsi jo asmeniniai santykiai su Anatolij Junicki. Tai buvo pagrindinės šiandienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų.